soccer great again. Sybet. Sybet kazino. Sybet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Kelinta laida šiandien? Penkta. Jubiliejinė. Jubiliejinė 5 laida ir jubiliejiniai svečias Mantas Kadleris, prašom, plojimo, jis kažkiu taip. Produceris neploja. Prodiuseris sakė- Daugiausiai uždirbs iš visų. Jis jau kitas svečia derina, karoči. Jis jau derina. Gerai, už mane jau krito babkas. Perga. Dabar lečia Kaščiūno, kokį gerai būtų pasikvieti. Bilietus perga jau į Meksiką, į Čiampą. Dar jeigu Kaščiūnas lažybų pats kviečia. bendrovį vardintum, kokią lažybų bendrovę jis remia? Sybet. Ai, Negalim taip jaučiu sakyti, kad remia, bet remia. Bet esat bendravęs. susitikę. Susirašė. Su gerbiamu Magelinsku. Nu tai va, tai taip, tai man tai. Kaip gyvas? Gerai, šiandien žiau iki 3 Urugvajs Žaliuoju kišu. su žaliuoju. Gerai, išžiūrėjau, geras rungtynės. šiaip. Bet netokie ir žali, man atrodo, kad visai moka. Aš tau rašiau prognozėse. Aš norėsiu po to, kad jisai perskaitytų, ką aš jam rašiau Jo. prieš čempionatą pradžią. Kai dar nieks nieko nežinojo, blėt. Taip, Gali da papersti. Tiomnaja noč. Tiomnaja nočiai ir žalėsis kižulys kažkaip čia sueina. Gerai, skaityk, pamatyk. Taip, Pažiūrėsim. Tai tu- Ar aš suprantu fulę ar ne? Nu, šiaip... Nes čia Sadaits rezultatą atspėjo. Sadaits vėl taškas. Sudais, žinok, Tai čia ant garbės lentos. Sudais nieko neatspėjo, žinok, čia tiesiog dar, paskui bus čia dabar spėjimai, paskui dar sakėm, žinok, reitinguosim, tai tavo perspėjimas iš karto, kad pasirodė gerai, nes Čia ne reitinguosim šypsau, ir svečius. Rašom, žinai, ne pieštukų, iš karto rašom tušinukų, čia Jo, jau čia. nepakeičiama jau. Tuoj, palauk, kur čia mes nemažai čia susirašinėjom, reikia dabar atrasti. Tai po ledo čiuožimo sekant. Greitai temos. O sunku persimest nuo čiuožimo ant futbolo šiaip. Jo, jis, va, žiūrėk, hot take, prieš čempionatą tikrai, matau, viskas. USA bus pirmi grupiai. Prašau. Hot take. Jau Romas. Jau į. Tada Dramblio kaulo krantas savo grupėje antrį, čia kol kas dar toli, bet juda. Gal ką tu rinkais, ką būtent Juda gerai. Ramblio kaulo krantą parinkti. Aišku. Jo. O kas jam gal, jie tipo nenugalės Kurasavo galvoj? Ne, tai taip, čia sakau, čia geras spėjimas. Sėdi. Gerai atrodė ta komanda apskritai. Rašyk. Visi čia svaikot, blėt, apie Ekvadorą. O, Ekvadoras 5 golus praleido per 2 metus. Senis, bet įmušė 10. Nu, Paragvajus, jo čia gal labiau Ekvadoras ten. Bet Ekvadorą irgi 10, man atrodo. Irgi nedaug, jo. Paragvajus. Gerai, japonai savo grupę laimė, o švedai ketvirtį. Šitas gal švedai Jo, ketvirtį prastesnį. nebus, bet japonai gali laimėti dar. iš tikrųjų. Japonai gali, bet aš biškit Tunisą pervertinau. Aš irgi. Aš Tunisas galvoju geriau atrodys. Šiaip jo. Švedai Labai prastai. ir tam švedų fone, kaip Tuniso fone, švedai atrodo pakilo, čia apyjo, atrodo prieš antrą grajų. Pastatė prieš Nyderlandus. Tai aš manau, dar nenustepčiau, jeigu Japonai 3-1 švedus padarys. Drąsiai. Drąsiai, Jo, drąsiai. tai liks tie treti Japonai. Nu, Japonai turbūt tiek bus antri, nes Nyderlandai savo padarė. Šiaip geriausia, galima apie stafikas pakalbėti. ne? Aišku, drąsiai. Labai daug padėjau prieš čempionatą, galvoju, padėsiu prieš, prikombinavau, kad mažiau reiktų statyti Čia, aišku, čempionatą. galimai viskas, čia tokia situacija. Aš neskatinu, aš tik sakau, kad aš esu žmogus flawedmanas, žinai, su trūkumais. Visi mes nežinome. Mano 2 durniausias taškas, kurias galiu pasakyti, tai buvo su golais. Kurios rinktinės neįmuš kiek golų per čempionatą. Tai švedai 6,5. Pats pirmą mane. Ne, 5,5. Jau ragas. Nes galvoju, aš labai švedus. Man labai Dar pikta. galėjo brent jau tiem Olandam, neįmužda trečias grajus, dar toks būtų. Prieš Japoniją būtų. Jo, jo. Aš dar neaišku. Tunisas, mane sakau, labai Tunisas nuvylė ir aš Žinom dabar dėl ko. Jo, švedų nemėgau, nes jie nepelnytai išėjo į čempionatą, Jo, jo, sakykim. Ir dar stačiau, kad Olandai 8,5 neįmuš. 7, Same story. 5 ir 2, 7, man atrodo, turi. Ir vieną stolidą porą grajų. Tai su šitais prastai, bet su visokiais patekimais, pavyzdžiui, kol kas viskas eina. Ten Kofas 5, prikombinau Kofas 5
Vienintelis vakas slidus Alžyras šią naktį, bet aš paskaičiau, jeigu Alžyrų užtenka realiai laimėti prieš Jordaniją išeis. Nes ten bus tokių su 1-2 taškais, aš jau matau. Bus 4 grupės, aš manau, tikrai bus. Jo, bus biškelė tų grupų. Šiaip su 3 taškais turėtum išeiti į kitą tą. Jo, bet Alžyras 0-3 gavo, tai biškai... Nu, tas pavojingas. Bet Jordanija gali ir atskalbti. Privyks tos Jordanijos. Neba, man atrodo, ten Jordanija ginsis, o Alžyras nėra ta komanda, kuri... Jeigu Jordanija pati bandys laimėti, nu jie supranta, jie lygių neužteks. Irgi reikia bandyti, nu. Nebent jie galvos, pis 2 taškas gerai šitam čempionatui. Bet jeigu Alžyras kaposis normaliai, tai bus gražios varžybos ir manau bus vėlgi koks 3-1 tradicinis rezultatas. Gerai, toliau skaitai. Toliau, žalėsis kišulys grupai 2. Prašau. O, Tikrai kol kas važiuoja. Tada irgi Norgė grupai 2. Čia visko gali būti. bet tu antras vietas spėlioji. Ne, nu, pirmas vietas. Nu tai pirmas, tipo, kad prancūzai bus, tipo. Žiūrėk, spėliojat, aš ne tas, kur ateinu prieš čempionatą, žinau, 5 eurus, kad Kurasao grupė laimės. Nu, nelaimės, žinai, nu, ta prasme, tu gali visada tų hoteikų sakyti, kokių tu nori, bet... Nu, kas iš to? Nu, proto ribose turi būti, jo, vis tiek. Tai visi šitie, kur aš sakiau, kad antri, jie buvo ne favoritų žimti antrą vietą. Nes buvo grupiai Urugvajus, buvo grupė ten kitos komandos, kurios buvo labiau geriau vertinamos ir kol kas visi šitie, kuriuos aš išrinkau, kol kas veda antrą vietą. Taip. Jo, ir Kongo demokratinė respublika, kurioje nėra demokratijos, irgi nustatyta, kad antroje vietoje. Nu, va, čia žinau. Nustatyta jau jų balsavime, vidiniam šalies. Su Portugalos lygiom. Jo, tai jie gerai pradėjo, dar kol kas, nu, po vieną graitį, sunku sakyti dar kol kas, bet šiaip nebloga komanda. Šiaip, 12 taškų man, sen. Šis rezultatas atspėjo. Palauk, apie rezultatus dar paspėliosim vėliau. Šiaip, kaip ir tu rašai, kad ant Afrikos nemažai yra tokios minties, kad gali jie gerai sudalyvauti. Ir šiaip daug kas dėjo prieš šį čempionatą, nes nu visgi, kad ir čia tai banaliai skamba atrodytų, bet nu tas karštis duoda savo, žinai. Ir kaip ir Afrikoje vyko tas čempionatas, irgi buvo ten visokių niuansų. Bet... Žinai, kas yra? Žiūrėk, Afrikoje visada turėjo individualiai stiprių žaidėjai, dabar jie išmoko tiesiog lošti komandą. Jo. Tai pavyzdžiui, žiūrėjau. Nu, puikiai atrodo. Fantastika. Geriau negu su Drogba, kur buvo ta rinktinė. Taip. Ir tiesiog porą pasiukų, jeigu Početino išmokė amerikiečius lošti tą ispanišką futbolą, tai pasirodo galima. Tai aš manau, šitam čempionate bus labai nemažai tų tokių išėjimų. Nu, aštuntfinalį bus 4 komandos, sakyk. Ne, top 8 turėtų būti kokia, sakyčiau, 3-4 komandos tokios, kur nelabai kas tikėjo. Aš manau, nebebus vėl pusfinaliuose 4 Europos komandos, kaip čia paskutiniais keliais čempionatais būdavo, žinai. Aš irgi sakyčiau, dar kai tas bus 16 finalis visas, tai irgi bus netikėtumų vis tiek, atkristų tokių labiau favoritų. Su jais favoritais žais geras, ir viskas. Taip. Tai bus momentas. Tai bus tų tokių staigmenėlių sensacijų. Nors šiaip staigmenų šitam čempionate aš dar tokios nei vienos neužfiksavau. Ten, nu, žiūrėk, tos lygiosios... Turkų iškritimas gal staigmena, kad jau bet ten grupė, žiūrėk, tokie, kai yra Australai, Paragvajus, žinai, jos yra geras komandos, ta prasme, ir ten jau sėkmės reikalas. Jau, tu ten, jeigu, yra tokių, loserių, kaip ten, unlucky losers, ne, pavadinkim, kur, kaip ir Ekvadoras, nu, kur jiem nelemtų įmušt golą. Čempionatė, žinai. Jo, tai ten pirmam graitėm, štangų pridaužė viską. Tai su Kurasao irgi ten 27 smūgiai vartus. Nu, tiesiog tu žiūri ir matai, nekrista. Neduoda. Per daug gautų. Žinai, čia kaip pokerį, kai tu turi rankoje damą, džeką, čiurvų ir ant stalo iškart pamatai 90 čiurvų. Jo, atrodo labai gerai. Oli, karočią, čia man pusė kaladės tinka. Čirvai tinka, dama tinka, džekas tinka. Ir tada sustumė linus ant turno kryžių dvojkę ir būgnų 3. Geriau būčiau 3, ten 4 autus, žinai, būtų iškritę. Tai taip su golais. Yra tiesiog kai kuriam rinkti per daug progų. Yra ir jas pačias pasimeta. Tada pradeda, kelis kartus neįmuša. Ir belgai tada keičiam ir spardam iš toli, dabar spardam iš toli, sparda iš toli pusę valandos. Ne, irgi netinka, davai, bandom įbėgti vartus, tiesiog.
Nu, sen, nu taip sunku vakar buvo žiūrėti belgus Blema karočią. liūdna labai, aš dar belgus palaikau. Dar pradžiai Labai. dar buvo planas, kelkim ant Lukaku. Jo, bandė, ne. Bet Lukaku jau toks, kur... Lukaku dar bandė vartininką iškinkyti pradžiai. Ne, Lukaku vienintelė taktika jau yra tik tai, kai buvo pirmam grajui, kai jisai bėga toks kaip taranas ir jeigu tu įmeti tuo taimingu labai geru, kai jisai bus toje vietoje, jisai su savimi. Jo, kai granata. Nuo tiltas, jeigu gniuž, tas obolis mėtda viržiai mašiną ar pataikyti. Kiaušinius per balkoną. Žiūrė, balis 100 metrų karas. Jo, tai tik tokia galimybė yra. Jeigu reiks nors metrą pasijudinti iš šono, jis kaip traukinys nuo bėgių nenueina. Skylė sienai. Jo. Pataikyti. Formai taikyti. Da, matai, Debriunė būtų toj savo geroj formai, tai jis net ir tokiam Lukaku užmestų. Bet Debriunė irgi jau dabar pasvyškiai. Didžiausia nesąmonė - Debriunė. Vakar Debriunė. Seniai padarė visas įmanomas, karočiai, pasą kažkur netem atida. Ta prasme, aš jau norėjau užsirašinėti, podcast'ą papasakoti, bet jau buvo per vėl, pakeitė jį. Debriunė. Jo. Nu, tokios klaidos, vaikiškas, ta prasme, neapsivarė. Ten po to jau galėjai išbėgti, žinai, tik reikėjo biškiai strižiau. Bėgo tiesiai pro gynėją. Tas kamuolys, žinai, kur jis nubėgo gynėjas, taip va kamuolį pasiekė. Jo, ten bandė tą tokį savo prasidėjimą. Vienas buvo tas auksinis, kur prie linijos susistabdė. Ten parodė klasę. Bet tai aš negalėjau patikėti. Atrodo, nusipirko belgai iš Afrikos kažkokį skemerį, kuris čia atsargiai, čia turėjo, žinai, turėjo video, prifilmavęs. Be skautingo įmam šitą. Šitas geras. Duliams mokėjo po 3 dienos treniruotės gerai. Bravo, čia tikrai tas pats žmogus. Visą gerą, Čia atsimenu, Panevėžio ekrane buvom ir atvežė irgi 2 žaidėjus, kažkokius naujokus, žinai, tipo į peržiūrą. Vienas pradėjo būcus dėtis, pažiūrėjo būcai, nu tokie, kur ten prieš 20 metų tokie buvo, galvoju, viskas jasno, šito išėjo ten poras. Jeigu jis su tokiais būcais praėjo iki Europos, tai duok jam normalis. Daug šansų, kad yra praėjo. Pieno karočius, seniai, triks daužys. Bet kiek palauk Debriunė, reik metų pažiūrėti, jeigu aš pakvieščiau jį už presą jau plus 3-5 pakrutėti, ten gal dar neblogai, žinau, kad rodytų. Nes blema, jo, sudėtinga buvo Kevinai. 3-4, vienas gali būti jau ir 3... Ai, va. Sezoną galės lošti. Ne, bet žiūrėk, jau gimtadienis ant dienų. Birželio 28 gimtadienis. Tai viskas. Nuo kitą sezoną jungias čia. Iškritimą. Priesė. Plus lėktuvę švesą. Į taurelę išgert. Padaryti. Gerai, mes visiems turim tą tokį atidarimo klausimą, jau po 20 minučių šį kartą. Pradėkim laidą. Kiek esi sokerio fanas? Procentais reikia pasakyti, jo. Numatyti. Kas yra 100%? Kesmenas? Nu, 100 aš esu. 99. Kesmenas, nežinau, ar bus dar kada nors 100%. Aš galiu pasakyti, klubinio futbolo dabar esu fanas kokie 8%, bet tarptautinių turnyrų kaip Europos čempionato, gal net į Afrikos čempionatą įtraukim, pasaulio čempionatą su 9-5%. O čia solidu. Nuo 9-8 metų esu matęs 9-5% pasaulio čempionato rungtynių. O tai va, nu čia verta. Solidu. Žiūriu. Manau, vienas daugiausiai tarp svečių buvusių mūsų. Nu, su Grinevičiu, manyčiau, kad panašiai turėtų būti, nes Ignas irgi daug labai žiūri. Čia yra įdomi. Olimpiada vasaros ir pasaulio čempionatas yra, kur aš visą mėnesį prasivalau, ta prasme, nieko kito. Jokių atostogų, jokių balių, jokių balių. Žinai, sėdžiu, grindinu, karočią, per pertraukėlę su PlayStation pakapoju tą valandinę arba pažiūrim serialą Vasaistį. Labai gerai tas valandos tarpas tarp grindų. Radom tokį Widows Bay, labai geras serialas, Apple TV yra. Tai sėda, aš laukiu, kol fulė pasibaigs. Pasibaigė, pažiūrim seriją. Visi patenkinti. Tu sėdi lauki. Sakau, neskubėjai, sakau, sužiūrėsi. Serialą, žinai. Tu pertraukų yra, tu matai. Jo, čia kaip mačiau, žinai, daug kas dabar sako, kažkam paskambino, čia gali tada čia sustinkam į tą. Palauk. Man reikia atsiversti tvarkaraštį, pažiūri. Ai, ne, čia uzbekai su portugalais baigti, tikrai ne.
Tikrai ne šitą kartą. Gal kitam ketvirtadienį tada galim, oi ne, ten žinok. Gana jau matau su kažkuo ten žaisti, su Aš Panama. galvoju, kad žiūrėsiu šį čempionatą, galvoju, žiūrėsiu visas, bet šį čempionatą ir 3 rūšių rungtynės, karoči. Kaip ir sakiau, arba 3-1, arba 0-0, arba 2-2. Nu, bet toks. Žinai, kur per pirmas 15 minučių matai, kurios rungtynės Jo, bus. į kurią pusę. Jo, tai ten tie 7-1, visi ten 5-0, žinai, tipo, jos, tie 0-0, tu matai, jau matė, belgai vakar, aš jau stačiau 20 minutę laivų, davė 4 už lygiasis, jau stačiau lygiasis. Ne, easy. Taip, matėsi. Labai matai iš kartų pradžio rungtynių, ar čia sėdėsi, žiūrėsi, ar eiti į skalbimą, Jo, iš to, kaip kamerą dėlioja, tenai. Jo, ispanai, kad neįmuš, portugalai, kad lygiom suloš irgi buvo galima. Tokį, taip, vat kai iš ryto atsikeliu, pasižiūriu tas 15 minučių, galvoju, nežiūrėsiu su varžybu, pasižiūriu rezultatą, taip ir būna. Su Ekvadoru ir su Kurasau tai buvo. Žiūrėjau, 0-0, nu tai ir gerai, kad nežiūrėjau. Yra kitos rungtynės, va tas 3-1, kur lošia 2 geras, vidutiniškai geras komandos ir jos nori abi 2 laimėti, žinai. Va čia yra tas futbolas. Ir priklauso, dėl ko mes žiūrim futbolą. Kurie daugiau mažiau pirmi vos neįmuš, žinai. Jo. Ir tada yra tas, ten 5-4-0, žinai, ten tas, kur linksmosios. Labai daug greitų golų krenta. Ir šiaip, nežinau, Portugalam nelabai padėjo, nes jam kaip tik pakenkė, o jeigu, pavyzdžiui, o kitiem ten kaip Niderlandų mane įmuša 1, 2, jau irgi rungtynės, jau tokias nebeįdomias daras. Tai įdomiausia žiūrėti kol kas tarp stipresnių vidutiniokų. Ne, tai pažiūrėk, kai buvo, pavyzdžiui, Brazilai, Ispanai, įmuša ten po 3, ir vakar Ispanai įmuša 3. Ir jau viskas, realiai, antrą kėlinį gali nebežiūrėti. Viskas. Nebent patys įsimuždu. Jo, nebent. Patys intrigos, biški. O ką palaikai man ten pats? Aš šiaip nuo 9-4 už Nigerijos. Visais laikais. Bet čia futbolė ar bendrai? JJ Okocha, Tarybo Vestas. Oi, seniai, ten Wanko Kanu, net jie atsimint, Julius Agahovo buvo. Agahovo, geras buvo. Tvirtakus, kur darė. Taip. Taip, aš iš Nigerija. Ir... Nu, tu toks sunkus. Realiai. Super realis. Bet žinok, būčiau taip ir sakęs, tai pažiūrėjęs, kad tu, žinai. Nigerijos. Man buvo 7 metai, man patiko tiesiog salotinė spalva, žinai, ir man tiek reikėjo. Geras aprangas. Geras. Šiaip trūksta jų čempionų. Trūksta ir dabar geras. Tos žalios, tokios gražios spalvos, nes dabar žalią spalvą Saudo Arabija reprezentuoja. Nu, ne tas, jie neturėtų reprezentuoti. Nieko. Jo. Su viso pagarba. Tai labai liūdna. Ir dar kas liūdniausia, kad Pietų Afrika išėjo. Vietoj jų, ta prasme, kur ant kiek būtų, vat Nigerijai, statykite grupę. Ant kiek iškart grupė geresnė. Fantastika būtų. Bet žinai, ten Afrikos tintos atrankos... Dabar Sidhol turim žiūrėti. Afrikos atrankos yra ten panašiai kaip pasaulio čempionatų kaštas atrankos, ten LKL žaidėjai, žinai. Tai ten visko būna. O dabar, pavyzdžiui, paskutiniam šitas Cup of Nations, tai jie ten iki finalo, iki pusfinalio, su Senegalu. Ir iki tol jie geriausiai atrodė, šiaip. Marokas, Senegalas, Nigerija geriausiai. Gerai labai atrodė. Ne, nu tai ten Viktoras Osimhenas vien tik tai kiek duoda tokiai komandai. Jo, jie dabar draugiškas, jie dabar draugiškas visus dėjo. Su pasaulio čempionatu. Pasižiūrėsiu, ar kažką iš pasaulio čempionato dalyvių net, man atrodo. Ne, jie gera komanda kosminė iš tikrųjų palyginus. Tai gaila Nigerijos, kad nėra man irgi Nigerija ir pasaulio čempionatas, tai man tokia asociacija. Nu, su Lenkija 2-2 ir su Portugalija 1-2. Nu, kas nėra blogai, žinai. Ne, tai normaliai. Jo. Mačiau, Ademola Lukmanas dabar užtat Brazilijai ten kažkur tai su vaikais favelose fulė žaidžia. Jamaika 3-0 dar nudėjo. Tai liūdna, man atrodo, pirmas kartas gal, kai nėra Nigerijos. Nuo 9-4. 9-8 buvo tikrai, 2-2 buvo, 2-6, man atrodo, buvo. Nu, gerai, gal antrą iš eilės praleidžia kažkaip, man atrodo, kad praeitam irgi jų neliktai nebuvo. O gal ir nebuvo praeitam. Man atrodo, kad 2 iš Nu, eilės. žodžiu, Jau biškilėjęs man vieną. Gerai, o kaip tau visas tas amerikietiškas reikalas patinka, nepatinka? Ne, man nepatinka. Ko mažiausiai reikia dar jie, kad sparnus pradėtų. Va.
Pagaliau atėjo Radai, irgi ką? svečias, kur su manim pritarė šitą. Yra kaip Dar sakant, pradės labai ištokinti jo, tipo. Bet komanda gera. Ta prasme, aš prieš čempionatą stačiau, kad įsikė kad pralaimės aštuntfinalį, nes ten suvedžiau, kad su belgais jie susitiks. Dabar jau matau, Bet dabar jau gerą kelią ten turi kažkaip su Gerą, gerą. Gerai. Bosnijai daug šansų, kad ten... Bosnijai bus paskui kitame toliau kažkas irgi ten... Ten Austrai kokie Jo. gali iškristi. Nu, ta prasme, kol kas jo. Ne, aštuntfinalis jiems turėjo būti belgai. Bet nebebus turbūt. Bus Egiptas, kas irgi nebloga komanda, bet manau vis tiek apeis. Bet Įmanoma. Ketvirtfinalis Ispanai. Ja. Tai, tai reikia dabar dėti stavkę, kad jūs nedėkit nieko, aš nerekomenduoju. Aš apie save kalbu. Galvoju, kad ketvirtfinalis, kuris visgi turi parakoje nueiti. Ir šiaip, kad jie eina toli ir kad tas visas vyksta, žinai, hypas toliau, tai čia gerai čempionatui, žinai, pasikūrimui tam tokiam. O bendrai tie visi amerikietiški bairiai, kaip to, tie visokie hydration breakai, čia daug diskusijų sukėlė. Šitas visiškas, ta prasme, visi žinom, dėl ko padaryta. Prie plus 17 geriausia, kai jie eina vėsintis, jie ten. Mum dar, ten fulės fanam, tu ten gali... Aš tai sąžininkai pradedu žiūrėti 10 minučių vėliau. Kad galėtum prasisukti. Jo, prasuku ten simulacijas visokias, vaidinimus Irano, žinai, ten kiekvieną nugrįvimą, kad galėčiau po minutę prasukti. Tai ten ketchup arba pirmo gale arba antrą pradžią jau. Tai aš tos hydration breakus prasuku, jeigu žiūri bare, tai gali nueiti smoking breaką padaryti. Bet, pavyzdžiui, stadikė tai erzintų jaučiu, žinai, tai loši žiūri fulę, jis motivavo, pradėjo važiuoti golą, įmušė, 3 minutės dabar pertrauką, sėdi, karoči. Fuliai, sėdi, laukiu, žinai, kažkas įvyks. Ir tos 3 minutės, nei tu sulakstysi kažkur, nieko, nenuveiksi per tas 3 minutės stadikė, žinai. Jo, laukiu normalios pertraukos. Tai čia yra minusas didžiulis, bet nėra tiek daug tų nesąmonių muziejaus dalykų. Žinai, kažkaip galvojau, bus tušti stadionai, kaip čia visi hypina, kad čia niekas nežiūrės. Galvojau, ten organizacija kažko nepraleis, kažką, žinai, liks už durų, negalės į aikštę išeiti. Kol kas nieko negirdžiu, feed'e Instagram'e nematau, vis dar pas mane Instagramo feedas, tai geimai ir mergos 1,95 m. Kur ten, važiuokit, kokie šaukšta prie bernų, blėt. Tokias, kur Brazilės ant aukštakulnių eina. Pažiūrėkit, 1,95 m. Šitas dar, vis dar fulės nesąmonė. Žinok, Sodaits, kai atėjo pas mus čia į laidą, paskui man pradėjo jau siūsti, ką mes jam maždaug rodėm, jam pradėjo mest į feedą. Tai gal reikia man iššokti kažką. Tai gal tu irgi, žinok, pradės mest čia, būsim prašnekėję jau klausos. Ne, pas mane tai jau visiškai vien tik tai fulės ten algoritmus metama. Man jau biškai jau... Vienu metu jau Tartan Army, tai atrodė, kad aš jau ten esu steigėjas jų. Ir tas blogiausia, kad mūsų gan susisinchronizavę tie algoritmai. Aš kažką pažiūriu. Paskui jis man siunčia jau, tipo, pažiūrėk ir taip siuntinėjomės. O tarp fanų kokių buvo įdomių interakcijų, tarp skirtingų šalių fanų? Nu, apie škotus girdėjau ten, kad... Ne, tai didžiausia draugystė, taigi vyko tarp meksikiečių ir pietų Korėjos, jo, visiškai ten, blema, wow. Aš ten kiek mačiau vaizdelį. Sakė korėjiečiai, kad labai ten gali būti, tiksliau, meksikiečiai sakė, kad po korėjiečių vizito gali būti labai daug naujagimių. Įdomių. Mixed race tiesiog. Meksikos pusėj. Neaišku, gal ir Amerikos pusėj. Čia jau priklauso, kaip ką veiks per tos 9 mėnesius. Dalykai. Jo, o šiaip apie gimdymus kalbant, tai yra tema ta tokia, kur belgai čia pasigavo irgi dėl Jeremy Doku tą visą situaciją. Nežinau, kiek girdėjai ar negirdėjai. Aš negirdėjau, aš tik mačiau, kad nežaidė vakarą. Jo, jis tai vakar nežaidė, ten virusą kažkokį pasigavo, bet jo žmona dabar yra... Jo žmona dabar yra nešė ir tipo, jisai iš karto prieš čempionatą jau pasakė čia dabar čempionato eigoje, kad jisai skris į namo, kai jau reikės gimdyti, žinai, kad varys į gimdymą. Ir ten prancūzė, man atrodo, berods viena, ten laidos vedėja, tokį įvėlę ten nesąmonę visiškai ten sako, tai ką čia tiem vyram vos nedalyvauti, ten gimdyme, sako, vyrai ten nereikalingi, žinai, tokį vėlę ten jau kilo šuršulas, žinai, tipo iš karto. Man tai čia toks, žinai, tipo, yra
nuomonė žaidėjo, nu, jo mintis yra, ne, jisai nori dalyvauti ir viskas, nu, tu negali jo kažkaip tai čia dabar perkalbėti ar panašiai, man tai normalus, nu, čia sprendimas visiškai. Šaras yra toksai. pasisakęs, skambi. Vaikų turi. Jeigu važiuoji, neįtėm belgam jo reikia. Neįs reikalingas. Ne, man tai geriausiai, žinai, kas yra štai, kad čia kalba eina, žinai, apie ką? Debriunė kartą. Apie atkrintamasis. Bet čia apie atkrintamasis eina iš vis kalba. Tai kam iš vis reikėjo tą burbulą kelt, jų nebus tas atkrintamasis. Nu, bet tai gal tikės. Nu, išeis vis tiek ten su ko. Žiūrėk, nu galėsi tą Zelandiją, aš manau, žinai. Nu. Zelandija vis tiek, nemanau, kad tokie, kur gali susistatyti tą gynybą, kaip ten Iranas. Ten. Ne. Zelandija šiaip yra komanda, žinai kokia, kur prieš čempionatą tu žiūri, jie ten vidury naktie žaidžia, galvoju, šitų nežiūrėsiu, bet kol kas abu mačai jų labai geri buvo. Su Iranu ten pasitaškė 2-2. Bet abu ir vyko naktį, ne? Jo, ir abu vyko naktį. Ir dabar irgi naktį. Irgi su Egiptu 3-1, geros rungtynės po pirmo kėlinio. Tie pirmauja, paskui tie sugrįžta. Bet pas Egiptą, žinai, kai Ziko muša, Salah, Trezeguet, tokie žaidėjai muša įvarčius, tai ką tu? Jo, tai Belgija išeis su antra vieta, aš ten žiūrėjau, su antra vieta ne tragedija. Gaus jie Amerikos grupės antrą vietą. Tai ir ten bus Australija ir Paragvajus tikrai faktas. Žinai. Tai daug išvažiuos taip išeina. Čia šitoje apskritai šitam čempionate labai yra tas dalykas, kad iš tų trečių vietų, kai eina, tai būnant tikrai kai kam sukrenta, pavyzdžiui, nu, patys Portugalai, aš atsimenu, irgi tada atėjo Europos čempionatą iš trečios vietos, kai jie laimėjo. Nu ir jie ten irgi į to finalą ten žygiavo. Žiūrėk, dabar matom grupiai, kad lygiasis gali bet kas beveik ištemti, žinai. Tai ištempi lygiasis, tą pratęsimą atsilaikai, pendelį jau kaip pendelį. Dabar visi tos researchus daros, AI jau ten tau. Galėjau čia net researchą nedaryti, pakla. Seniai dabar prieš pendelį mušant telekę rodo paskutinis jo 10. Tu net, laivų, žiūrėk laivų ir viskas, tau parodys, kuris muša visą laiką. Treneris, jis stoja toks tipo. Nereikia skautinti, nereikia. Tas toks atsisūkęs, per teleką parodė. Į tą jisai dės. Ant gertuvės nebereikia. Skautinimų nieko. Klijuoti ant gertuvės. Lėmanas ant gertuvės buvo susirašęs čia pasaulio čempionatą, didžiausias įvykis. Dabar jaučiu Kurasavo pendelį. Čia pasidarė. Kaip vokiečiai muša, nes vdruk kažkada. Druk kažkada. Tu šešių neįmuš iš 2 metrų. Būkim pasiruošę, atsarga gėdos nedaro. Tai vat pliofai ir yra toks dalykas, ypač pirmas tas etapas. Po to jau kažkaip pirmas pliofo etapas yra, vat kur daugiausiai staigmenų. Po to jau tos geros komandos, kurios praeina pirmą, eina jau toli, žinai. Nu, nebent vienas su kitas susiduria. Nepastebėjai šitą? Jo. Toks, jeigu praeini, žinai, tą tokį, nes tas, ir Kašį šiaip tą irgi pastebėjau. Pažiūrėjau, Kašį žiūri šiaip ar... Jo, kai išeina iš grupės komanda, žinai, ten, pavyzdžiui, vokiečiai, va čia, kur laimėjo tą čempionatą, nu, jie ten su Portugalais problemų turėjo. Taip. Nes atsiranda tas toks, blemba, klysti nebegalim, žinai, taip, buvo grupiai, buvo comfortable, turėjom, žinai... Jo, tą pirmą etapą. Tą mindsetą biškai persistatyti. Dėl to aš, pavyzdžiui, kaip statytojas labai nemėgstu pirmą etapą. Kaip statybininkas. Tai labai daugiausiai sensacijų buvo. Jo, daug. Yeah. Šiaip tai aš sutinku su tam, tas komandos paskui atrodo įsivažiuoja ir po to tu jau matai, kad visai kitaip atrodo ir tas futbolas, ir laisvesni, ir visi tie dalykai. Šiaip bendrai tau, pavyzdžiui, tas visas formatas, tas 48 komandos, tu labiau už, prieš, tau patinka va tos tokios egzotinės dvikovos, man tai visai nieko. Man patinka fanai skirtingi, pažiūrėti. Man grupės ir yra įdomiausia šiaip dalis futbolo čempionatą, ne playoffai, nes ten jau prasideda, atrodo, oi čia Ispanija su Niderlandai žais, čia bus mačas, baigs 0-0. Jo. Arba 1-0, 8-9 kažkas paspręs per pratęsimą kaip 20 finalė. 110 minutę, ten lemiamą golą, ar ten kaip Ispanų Olandam, ar kaip Vokiečiai Argentinai, žinai. Taip. Tai man grupės yra įdomiausia, kai visi su viltim, bet čia visko gali būti, žinai, viskas įdomu. Dar tie favoritai tokie nenusiteikę gal labai rimtai kai kur, pradžioje pirmose rungtynėse. Jo, neįsivažiavę, ar ten dar nepažiūrė rimtai tos silpnesnius. Aišku, yra tas trečias etapas, kur jau nieko nebelėmė. Turkam, amerikiečiai nieko nebelėm, žinai. Ten jau net neverta žiūrėti, žinai. Tai bus tokių rungtynių, kur net nejungsiu.
Bet jo, tas daug futbolo, aš tai ne prieš, aš niekada ne prieš daugiau turinio, žinai, čia tas protapis. Tai va, man irgi Per daug podcastų. Per daug podcastų. Atrodo, kad tai nežiūrėk. Tavo problema, čia mūsų problema. Per daug podcastų. Mes dabar turim dalintis. Tu tai tau gerai, tu žiūrėk tik tai. Patinka, žiūri, nepatinka, nežiūri, turi laiko, žiūri. Čia tiek rungtynių dabar. Per ilgus žaidimus, karoči, išleidži ten asai, per ilgus. Nu tai, sužaisk pusę. Sužaisk pusę, pabaig žiūrėti, kaip baigi. Pažiūrėk YouTube, kaip baigės. Jeigu tau per ilgas, man ne per ilgas, man patinka bėgiot kapoti. Aš tai nesuprantu šitų verkšlenimų, tipo 104 per daug rungtynių. Sako, neatsimenu jau rezultatų, fleškoras yra, žiūrėk ir primins tau. Nežiūrėk, nepatinka. Jo, balva. Išsitęsia, bus tų gerų mačų. Ta prasme, dabar yra daug gerų mačų. Tikrai gerų buvo daug, labai. Jeigu tu vis tiek fulė žiūri dėl ten kokybiško futbolo, tai tu turi čempionų lygą žiūrėti. Ten yra komandos, kurios metus treniruojasi kartu, žinai, ten pasiūkai. Pasaulio čempionatas nėra kokybė geresnis už čempionų lygą. Ne, tai faktas. Tai tu negali, čia kaip kažkada, aš atsimenu, kažkas irgi hipotetinį buvo davę, kad, žinai, ten ar vat prancūzai ten, pavyzdžiui, pasaulio čempionai, žinai, ta komanda, ar ten koks Man City's. Nu, tai sudraskytų tas Man City's, tos prancūzus. Jie ten žaidžia kiekvieną dieną, treniruojasi. Kiekvienai pozicijai gali turėti, ką nori. Jo, iš principo neturi tų, tokių loophole, žinai, kažkur tai nėra. Ribojimų nėra. Kur tipo... Antras vartininkas jau ten Ispanijos pagrindinis, žinai, ten. Taip. Nu, tipo, pavyzdžiui, tu ten turi kokie va švedai, ar ne? Turi 2 puolėjus, Gyökeresą ir Isaką, ir tu nenori, turi žaisti su jais 2. Nu, tu negali žaisti taktinę schemą su vienu puolėju ir vieną suolą sadinti, žinai, nu, nes, tavo 2 geriausi overall žaidėjai ir tu turi juos sukišti, nori. Kažkaip sugalvot, kaip juos. Čia kaip lietuviai kažkai, žinai, turi Valančiūną su Saboju, negali. Sprendžia 10 metų. Vienam duot 5 minutės, kitam 3-5. Nu. Iš principo. Jo, tai tas ir yra įdomiausia, ne futbolo tas aukštas lygius, o tas kompeticijos. Šiaip reiškinys yra. Pasaulio čempionatas reiškinys čia yra. Čia ne vien tik tai, aš, pavyzdžiui, man irgi žmonės klausia, ten, žinai, čia kodėl tas anas. Nu, tiesiog tu matai, kad net žmonės, kurie nesidomi to futbolu, jie jau yra įsitraukę, ateina, klausia tavęs, kas čia vyksta, kodėl ten tas, kodėl taip. Tai vat, nu, tas ir parodo, kad čia yra tiesiog jau tokia banga, toks dalykas, kur tu turi tiesiog sekti dėl tokio bendro įsilavinimo. Nu, tiesiog, man atrodo, iš principo. Aš galvoju, Aistį trauksiu, bet Aistį neįsitraukė. Tik tai Argentina žiūrėjo su manim. Jau gerai. Mesi fanė, buvom Argentinai, Mesi Maikę nusipirko. Tai sakiau, dėsės kitą kartą jau. Tai, va šį vakarą. Namie sėdėdama. Labiau Mesi ar Cicerono fanė? Jam abiejų. Ciceronas Maikės, matai, neturi jokios savo. Jam nereikia. Reikėtų tą blizgę, kokią, žinai. Bet su tai žvineliais, jeigu duotų gal ir. Bet čia, jeigu kalbam apie Mesi, va čia ir geriausias čempionatą man. Smagiausias dalykas, kad mes 3 golus supys. Ta prasme. Prieš ką Ronaldo kamerą neturėjo būti aikštelė. Bet kaip tu pagalvojai, vis dar debats tęsis, dar kalbant apie debatuojam dar. Čia mes, ne? Čia mes, čia skirtum. Koks skirtus? Būtume hetriką praradę. Tai tu pateisini šitos, kad biški prie tas žvaigždės, sakykim, taip prižiūri truputį. Bet ten dar geltona, ne? Ne, net geltona. O tai gerai, o tai kodėl nerodot, ką mes padarė prieš tai? Gal pats jis? Tai rodot, kai mes šudinai, atrodo, parodykit, kai jisai ten kojas kapoja. Ne, šiaip tai... Gerai, o jeigu tau įspyrė ir tu atgal spyrė, tai čia kortelė ar ne kortelė? Tai aišku, kortelė. Čiūja. Čiūja, ką kortelė. Koks skirtum, sentri. Daugiausiai iš už baudos aikštelės įvarčių įmušęs žmogus pasaulio čempionato istorijoje. Taip. Ir Leonidas. Kai visi čia bando 6 metrų golus mušti, sako, ne, fuck this, aš iš 20 metrų šaudysiu ir sušaudysiu. Tai jis dabar tapo rezultatyviausias pasaulio čempionato žaidėjai, ne? Susilygino su Kloze. Nu. Jo. Visi apie Matą šneko, kodėl apie Messi. Ne, gerai, kad... Tapo blemba MVP,
net per žinis nerodo. Gerai, kad Messi muša, gerai, kad Mbappé muša, nes, sorry, su visą pagarbą Miroslavui Klozijai, bet kad Miroslavas Klozija būtų rezultatyviausias. Šiaip nesąmonė, iš tikrųjų. Čia yra biškutį man, prieš futbolą, tikrai. Su ta galva ten pridaužė. Tai aš taip jau nemėgau senę, aš buvau didžiausias vokiečių antifanas ir būtent kai Klozė dar buvo. Jo. Taip man nepatiko senė. Tas... Va, Denizą Undavo dabar turi naują. Dar Zvezdą. vienas, vokietis. Matėjai? Jo, dabar daugiausiai yra sužaidė. Kiek minučių? 56 minutės sužaidė. Kas 3 golus? Bičas įmušė 3 įvarčius ir 2 asistus padarė. Nu tai žiūrėk, prieš Kurosavą vienas mačas buvo, tai dar taip nepradėkim, čia kiek už... Bet prieš Dramblį jau rimtas tiek. Pavargi visi buvo, Dramblys pavargis buvo, Dramblį... Be vandens buvo. Straubliai sudžiūvė. Ne, šiaip gerai, ten gražus. Denis Undavo. Ten, perdavimas, aišku, tobulas buvo. Geras labai. Jau jam reikėjo vis tik tai susistabdyti gražiai. Tai, ne, puikiai, vokiečiai šiaip gerai atrodo. Bet šiaip fainai, kai iššauna va tokie nežinomi žaidėjai, arba, tipo, tau smagiau, kai va, Mesis ten sumuša ir visi kalba apie Mesį, arba smagiau, kai atsiranda tokių istorijų, kur kažkoks, va, Denis Undav, kur pirmą kartą girdim, daro, va, tokius. Ne, kad šitie paprasti žaidėjai, single playeriai, tai man per daug išpažinė, man tos valstybės, kurios šauna, žinai, va čia va įdomu yra ta visa istorija, žinai. Aišku, ten tie vartininkai visada būna vartininkas, ar du ten kokie čempionatai. Nu tai va, vazinė, matai, kaip pakilo, kiek 15 lemų jau turi. Tie, kur atsilaiko, kur, žinai, išgelbė visą komandą. Bet, ne, aš tu ten žaidėjų kažkaip nes, žiūrėk, tu ten su 4 golais jau ten gali būti top 5 rezultatyviausi. Žinai, čia trumpas čempionatas. Trumpas labai. Vieną, ir ypač dar kai ten koks Keinas muša pendelius, žinai, kur aną čempionatą Keinas tapo rezultatyviausias, iš 5-4 gal pendeliai buvo. Jo, tai daug pendelių. Toks, kur, na, žinai, nesąmonė, karai. Tai aš tų individualių golų nesureikšminu, bet... tie valstybių, va, tokie pasirodymai tempia. Aš labai atsimenu, ten mes Panevėžį už Senegalą 2-2. 2-2, sakė. Dažym, visi buvo Senegalo fanai. Ten jau sakėm, dažysime Senegalo spalvom, bėgsim per Panevėžį. Sakom, tikrai, kad prieš turkus laimėtų, išeitų į pusfinalį, tada bėgsim. Ir praeibalina, prieš turkus ten, kur dar atsimenu, spyrė į vartus ir pats Senegalo žaidėjas nuėmė nuo vartų realiai. Jis ant linijos stovėjo. Ir jį pataikė. O kaip, jeigu tai būtumėt išsidažę ir bėgę per Panevėžį, kaip būtų reagavę Panevėžį? 2002 metais. Nu, va tas ir įdomu. Mes ir galvojom. Žinai, buvom 9-8 klasiai ir ten šokį turėjom tą, kur visi susikabinę šokį, nes jie šokį. Nes Panevėžį šokis mėgdavo tuo metu. Aš tai šokėjus. Galvojom prabėgti, bet vis, sakėm, po 8. Bet nepraeito prabėgti. Pavojinga būtų. Jo, tai vis atidėliodavom, ten sakėm, viską, jeigu praeina ten prieš švedus jau bėgam. Dar nebėgam, biškai gal. Ne, tai dar prieš turkus praeis, bėgsime. Tai vat smagu pasirinkti. Aš tai dažnai už Afriką šiaip komandas, nors man Afrika nieko gero nepadarė, nieko nedavė. Tik tai kai nuvaru apsiškų, apsivėmiu, karočią, apsitradžiu, bet kažkodėl patinka man už Afrikos komandas sirgti. Matai, aš seniai, jeigu jau... Už Marokas irgai praeitą čia per ne. Kai jie iki pusfinalėjo. Jo, aš po to ir, va čia yra gera reklama valstybė, mes po to saistai Maroką nuvarėm. Po to kažkaip varėm į Maroką, čia, žinai, pasidomėjom ten, nuvarėm į Maroką. Dabar žalį kišulį, žiūrėjau. Nebuvai Marokė futbole? Nuėjęs. Ne. Šiaip Marokė labai ten geri. Ultras geras. Derbiai labai geri, jo ten rimti, ten yra tas Kasablankos derbis, ten Radžia prieš Vidalą, ten kosmosas, ten sudėtinga. Net kai kada, tipo, sako, šit turistų net neveža kartais, taksistai sako, baikit, nevešiu aš jūs, ten, nes ten per daug pavojinga. Rimtai? Kodėl tu man siūlai? Ne, tai smagu, Paulius Jekelis yra buvęs. Aš jau turbūt, nainu, man jau užtenka žmonių, jau dėmesio užtenka. Dar šiam štukų marokiečių, nežinau. Per daug masovkė. Per daug įvykių. Jo. Tai šį čempionatą buvau nusižiūrėjęs Dramblio kaulą ir Keipę Verdę. Galvoju, šitas parodys, nes iš jų nesitikė ten kaip iš Egipto, iš Maroko kažkas.
Bet manau, gerai varys, Hebra. Dramblys gerai. Nu, va, turkų dar mes matome. Turkų fiasko vadinau. Geras šitas. Nežinau, čia mane irgi kiti užhypino, karočią. Aš tai nespratau to hypo. Ne, nu jie Europos čempionai gerai sužaidė prieš 2 metus Nu, tikrai. bet tai jo, bet tipo, kažkaip... Kašio. Man čia kaip Šengūnas. Su Larkinu ir Šengūnu. Aišku, užhypino tai tas jų išlydėjimas visas, kai bet įdomu, ar sutiks panašiai, ar sutiks taip ar ne. Dabar su pagaliais sutinka. Išvarys Vincenzo Montelą. Kažkaip jo, gal biški hypo per Jo, čia aš taip jų kažkaip niekur nestačiau, tada visi čia pradėjo futbolo fucking podcastai. Turkai čia, na, jiems grupė, seniuk, turkai grupėms. Nu gerai, pastatysiu, bet pastačiau, karočiu, kad išeis. Nieką nepasitikėk kitais, nieką neklausyk. Ant atskiro bileto. Na, kaip matom. Pastatė. Jo. Šiaip kaip jums tas nuojas taisyklės visos, pavyzdžiui, zaibys. Gerai, kad kamuolys įmetinėtų mes saltus, greitai nu. išauto, neturi per 5 sekundės. Šiaip visai prikolas Viskas gal. gerai. Toks- Pagaliau nebėra tempimų tų. Smaukimas man patiko vakar, kaip belgai kokius 5 kartus Iranas gulėjo ant žolės ir toliau žaidė. žinai. Nu, davai, kelkis. Ir po pusę minutės vartas. Nu gerai, einu lošti, karočią. Taip. Toksai, nu, tas simulė, man tai žiauriai nepatinka ir tu matai tas kitos komandas, jau 7 minutę atpasuoja vartininkų ir stovi su kamuoliu, žinai, laukia Lukaku pribėgs. Sen, tu 7 minutę tempi laiką, biški parodyk dignity, to rūmo kažkokio. Pažaiskime. Pirmą kėlinį. Bičiuliai, pažaiskime futbolą. Tai va tas buvo geras epizodas. Matyk ir vakar Urugvajus bičiukas pagalbą suteikinėjo tam iš žaliojo kyšulio, pamatė, kad komandėlė bėga į puolimą, sako, gerai, tai pats sutraukė koją, pasiteips jo labus. Pamatė, da, tenis, sako, yra rimtesnių reikalų, žiūrėk, įvara. Bet ir tas jau atsistojo ir bėga gintis, nu, matai. Šiaip iš tikrųjų, tai man tai labai patinka šitas taisyklės, nes parodo, kiek anksčiau tos vaidybos tokios. Ir šiaip, pavyzdžiui, jeigu nueisi į moterų fulę, tu pamatysi, kad ten nieks nevaidina. Realiai, jos jeigu gauna per koją, tai jau gauna. Bet ten niekada nėra nei ginčių su teisėjais, nieko. Čia pas Bahūrus atsiradė tie kažkokie, tai aš nesuprantu, opera, pyza. Tai MBA perėjo, į Kašį labai perėjo. Tie visi vaidinimai, Jo. tokie flopinimai. Bet iš fulės atėjo ir man didelė dalim, dėl ko kažkaip nustojau fulę žiūrėti, tą ir klubinę, va dėl viso šito, žinai, kur šiaip sporte paskutinės minutės yra visada turi būti įdomiausias, Kašį, žinai. Jo. Taip. O čia ties tenise, tai čia jau lėmėsi mačas. O čia nuo 80 minutės būna 3 minutės žaidimo. 3 žaidimo, jo. Ir dar kai pridėdavo po 2, po 3, ne po 8. Tai ten iš tų 12 minučių 2-3 minutės pažaidžia. Tai jau žinai, matai, nieko nebus. Turės vieną gerą pakelimą ant galvos, žinai, per tas 10 minučių. Jo, visą kitą kažkas vartosi, kažkas su teisėju ten, žinai, kitas tą. Keitimai dar iš čia. Jo, vartininkas ten karočią tokį nuo žemės pagauna ir nukrenta karočią. Vartininkas, kur per visą grajų 2 kilus nuėjęs, pyzai paskutinį minutėm jau taip tempia, kad negali išmušti to kamulio. Labai gerai sutvarkė, seniai reikėjo sutvarkyti šitą, aišku, 20 metų per vėlai. Bet nusitvarkė. Ką dar reikėtų? Varą padarė, kad nebūtinai gal tas pagrindinis mačo teisėjas turi varą, žiūrėti. Galim paimti ekstra žmogų, žinai, 50 milijardų karočių babkių prasisuka per čempionatą, kiek ten, gal galim vieną afrikietį kokį paimti su ispanu. Su visą pagarbą. Tik juokingiausia, kaip jos rodo prieš grajų, kai jie sustoja. Man atrodo, jie galvoja, kad jos fotkina. Siunčiau tą videką. Kur bičiukai tie. Tūsina. Tada taip apist kamerą jau. Ne, tai jie ramiai pasėdė, o paskui kol grajus eina kebabų užsisako. Tada vieną ekraną Netflixą paįjungė. Tam vienam grajui, kur nerodė Šitą Love is nuošalės, tai Blind. buvo irgi kažką truputį, HDMI buvo ne ten įjungė. Netflixą žiūrėjo. Per vieną, galim išsileisti. 5 telikai. Love is Blind kokį, Poland. Nes pavyzdžiui, jeigu jie taip dirba kaip LKL ar Eurolygos teisėjai, kur dabar, kai girdi, kai jie peržė, go back,
Pala, duok Next, man, go duok, back, gimė. turn back, go forward. Jau kur po pirmą kartojimą, matai, nu jau, viskas, Jo, jo, jo. Ok, other angle, go back. Second. Kemet. Seniai, paimkit žmogų, atskirą. Bet svarbiausia, kuo tu daugiau žiūri, tai tada iš tų 10 rakursų ir tada pradedi mėtytis. Iš Nu. pirmo gerai matėsi. Ne, tada jau reikia hujevesnė. Jo, dar sulėtintai Dabar čia žiūri. Ja, šitos gal... Gerai, dabar žiūrim laiką. Kiek laiko liko? Karoči? Go back. Sulėtina, tada prizūmina Go back, dar, kur go back. nieko nesimato. Pikseliai. Red touch ball, last. Ir geriausia, kai visą tai vyksta antro kėlinio vidury ir žiūri autą, kuriai komandai atiteks ir paskui ar ten 0,2 sekundės dalis, nes pizdėt, kiek daug nulemčia šitas rungtynėse šitas Jo, tai epizodas. žodžiu, daug dalykų gerai į gerą pusę išsisprendė, smagu žiūrėti, mažai tos to šūdino, to tokio. Laiko švaistimo paprasčiausio. Gerai, o kaip tu esi anglų rinktinės atžvilgių nusiteikęs? Gerai, aš Patinka noriu, kad tau? laimėtų Anglija. Nori? Norėčiau, neprieštaraučiau. Neprieštaraučiau Argentiną, kad laimėtų, Anglai, Nyderlandai Ir žalis Ir viskas. šulys. ir Afrikos Ir Afrika. komanda, jo. Lemba Afrikos komanda, jeigu laimėtų iš tikrųjų čiampo, koks hypas būtų. Žinai. Bet aš galvoju, Marokas po 4 metų turi šansą namie žaisdami. Nu, blema labai gerai atrodo, jie prieš Brazilus geriau atrodo negu O Brazilai. jeigu laimėtų Afrikos rinkinį kokią, išsidažytum, bėgtum Ne, dar Vilnių. Jau viskas, jau nebetėl. Bet vis tiek Senegalas, pavyzdžiui, Gana mums tinka pagal net Nu. spalvas, galėtumėm. Nu. Senegalas neįstolė, aš dabar kolinu. Šiais su 3 vieta ir kris pirmam etapui. Negali Senegalas. Jo, Dramblio kaulo krantas gali į tolį ir tuo pačiu airiai. Nes ta vėliava, žinai. Tai mes pereinam per tas prognozes kažkokio, per visas komandas ten. Tai dar Darysim eisim, prognozes? jo. Dar biški tokių Ai, dar turi. įvykių Va, Maguire. įdomesnių. Matei šitą epizodą, kur Maguire'as atvarė su lipdukais pardavinėjo tus. Nepaėmė žmogus į rinktinę, bet paėmė Paninis jį paprekiauti lipdukais Amerikoje. Tiesiog atvarė. Kaip Zuokas, žinai, kur dalyvauja vis tiek. Vis tiek. Bet jam Vis tiek, fainai ir gal ne, dar švinks. kaip galvojat, tipo, kažkur rinktinė jo lošia šalia, tipo, ir jisai Ai, lipdukai. ką žinau, aš manau, kad mes biški patys truputį sureikšminam. Nu jo, gal bičių ne faino, kad nepaėmė, bet tai ką dabar Ne. jis turi tipo namie sėdėti ir verkti visą čempionatą, kad nepaėmė Na, į šiaip- rinktinę. Jo. Sėdys iš to paninio gavo, pusę Nu, lemo, kad- pusę lemą gavo. Nu. Aš padalinsiu pusę lemo Rinktinė, lipdukus, rinktinė nes už premijas, jeigu ir laimės čempionatą, tiek negaus, kiek tas už šitą vieną pasimė. Ne, šiaip tai gražu iš tikrųjų, nu fainai, nu Visi ateina. jo žmonės. draugeliai lošia, pažįsta jis ten daugumą, aš įsivaizduoju. Tai, aišku, kad būtų fanai, jeigu laimėtų. Va šitas mane prajuokino epizodas. Čia aš turiu porą pastabų. Čia Borja Iglesias yra toks grajokas, nėra, kad labai jau būtų stipriai. Ispanijos žinomas. rinktinės. Ispanijos rinktinės ir neįleido į stovyklą, žinai, nes... Bet vienas dalykas, kas man yra labai svarbu gyvenime, tai visgi akreditacijos, kodėl. Pats nėra pas- esat pas Borja. kolega susidūręs su akreditacijom. Esu su akreditacijos problemomis įvairiomis. Tai va aš nesuprantu, kodėl jie neturi jų, aš šiaip nematau nieko, kas vaikšto, vat fuliai, pavyzdžiui, irgi Yeah. kažkaip. Nu, jis nėra tas veidus, kur galvoja, nereik mane. Nu, Gal Jamalis pulofintų šitą, žinai. Jo, jisai- Bet jisai ne. Gerai, šitam nepaėjo. Ir aš iš karto tą progą pagalvojau, pakursiu tokį testuką. Prasukam tą testuką. Bus dabar ten 10 ar 11 nuotraukų, neatsimenu, kiek susinčiau. Ir jums reikės pasakyti, čia fulioras ar ne fulioras. Aš parinkau tokių, kur iš Mes tikrųjų... turim pasakyti, ar įleistumėm ar ne. Jo, nu tipo, va, jūs būtumėte apsauginiai, žinai, ir ar įleistumėte į čia pašytą ar ne, žinai. Aš tai sąžiningai galiu pasakyti, aš tai pavyzdžiui Vokietijai žinau 4 ar 5 žaidėjus. Prasme, aš labiau orientuojuosi į valstybę, nu, žinai, į tą vėliavą, į fanus. Jo. Man įdomiau žiūrėti negu individualus performance. Bet čia, kaip suprantu, bus nelabai žinomi, ne? Tai žaidėjai. Nu tai blemba, nu nebus kalbės. Jokiai. Nu tokių Nu, parinkau. pažiūrim, ką čia. Parinkau, bet kiti yra tokie, gali būti, kad ir per kitus atpažinsit, kurie ne fuliorai, jie irgi nėra, kad būtų šiaip random bičiai. Gerai, mes turim įleisti ar neįleisti. Nu, Jis Tai Duolypas vyras. Tai- Vestuvių fotkė. Duolypas. Ne?
Arba norvegų futbolą. Bliamba, bet ne, biški Duolipos vyras, man atrodo, net toks. nu, Biški Nu, toks, spėkit, net tai toks leidžiat ar neįleidžiat? Bliamba, šiaip iš sudėjimas tai iš Olandų, tikrai rinktinės fulioro, Bet bet... sakau norvegas. Nu, tai jūs įleidžiat, žodžiu, futbolą. Ar įleidžiam ar neįleidžiam? Iš tikrųjų yra ne fulioras, čia aktorius, man atrodo, kažkoks yra. Tai būtų Sakiau, jau, Dua Lipa būtų jau vyras. įsibrovėlis Nu, stovyklai. šitą bičiuką. Ne, čia tai ne futbolininkas, man atrodo. Per daug rankas. Bet skačiavęs. viskas, pažiūrėk, kokias. Per daug ne futbolininko tokia ta pozavimo visa pahotkė vadinama tokia ne futbolininko, sakyčiau. Nu, gerai, sakyčiau. Jo. Neįleidžiam. Jo, Neįleidžiam. teisingai, ne futbolas. Kas toks? Aktorius irgi, Guzmanas, man atrodo. Gerai. Šitas bičiukas. Čia Škotijos lyderis. Jo, čia tai futbolistas. Futbolistas, šukuojas. 100%. Kyčių vikingų. Tartan armija. Vikingų įkurto miesto gyventojas. Austrijos rinktinės yra vidurio saugas Nikolasas Zaivaldas. Įleidžiam. Bet čia galėjom rinktis arba futbolininkas, arba tavo draugelis. Arba, Žinai, kad ne aktorius ir ne modelis. arba aitišnikas. Nu ir ne aitišnikas, žinok, ne. Oi, čia tai... Čia bus futbolininkas. Čia šitas Belerinas, ne? Taip. Bet... Aktorius Belerinas. Jisai dabar jo ten į madą pasinešęs bičiuks. Nu, įleidžiam. Bet pala, bet jis rinktinį Rinkiniai nėra jo. Nu, atpažinsit. Estrela, Galicija. Čia ispanų kažkoks? Toks restorano šefas, toks atrodo. Nepažįstu. Ispanas? Aha. Iš toks yra. Aš tai žinau, man atrodo. Žinai, Jeigu kas? nemaišau. Nu. Juan Mata čia. Taip. Mata? Nu, čia tokį jau įdėjau jums biškį. Nu, biškai taip jau gal. Prisiminimų, žinai. Gerai, bet... Gerai. Maroką. Čia sakyčiau, kad nereiktų įleisti šitą žmogus su visą pagarbą. Aš žmogus nėra futbolininkas. Bet jis gali būti treneris koks nors, gal kažkas tokio. Nu, futbolininkas nesidėtų futbolo maikės, kuriuose nežaidžia. Bet jūs net pažįstat, kas čia toks, šiaip man va tas keista. Bet kažkur matytas. Nu, tai va. O jis buvęs futbolininkas gal? Ne. Bet kažkas, palauk, kas čia toks? Bet turėtumėte atpažinti, čia bičias, nu, yra žinomas. Aktorius. Nu, taip. Aktorius? Aktorius. Palauk. Ne, man, nu, blemba, gal... Tai aš kaip pasakysiu, jums bus gėda, vyrai. Nu, Čia yra, žinai kas? Čia yra Jonas Snow. A, ne. Harringtonas? Nu, taip, Ai, kitas ne. Harringtonas. A, blemba, geras. Kodėl jis už Maroką? Nu, nežinau. Kas jam? Nežinau, kodėl. Gal turi kokių šaknų? Bet... Įleist. Blemba pasikeitęs, bet... Jo, Bet jį gal Žinai, kas įleistumėm. biški šitą rezoliuciją prastoko, veidas toks. Nu, taip. Aš Kitoj- parinkau tokią kitoj biškį fotkėj- nuotrauką, kad nebūtų Toj labai fotkėj lengva. gal- Aš irgi sakyčiau, kaltinkim rezoliuciją. Šitas futbolistas yra. Portugalas. Ką žinau, šiaip. Labai random, atrodo. Aš sakau futbolistas. Aš sakau, neįleidžiam jo. Iš Maroko bičiuks yra kažkas dainininkas ar kažkas tokio, bet atrodo nu, tikrai kaip fulioras, tai panašus, tai dėl to ir parinkau tą fotkę. Nu čia irgi Norvegijos koks nors tai atakuojantis gynėjas. Norgi. Čia šiaip yra Danas, bet futbolininkas jo. Nėra jo čempionate, bet, Tai kas? nu, parinkau tokį biškį sudėtingesnių. Čia net neįmanoma, žinok. Nu gerai, šitą įleidžiam ar neįleidžiam. Atrodo su akreditacija, bet šiaip su akreditacija jis yra. Nu. Tai Broadcasteris. Čia amerikietis, ne? Jo, amerikietis. Kus čia toks? Aš plem parinkai, kur nesimato. Burmetai. Neįleidžiam, tikrai neįleidžiam. Sakytum, Žinomas žmogus labai. Nu, pakankamai žinoma. Aš sakyčiau, nusimk kepurę pradžioje, tipo, gerbiamas ponė, nusimkite kepurę. Tai žabtai matyti. Čia kažkoks nelenktynininkas kažkoks, ne? Ne, čia irgi yra amerikiečių aktorius toks Jonas. Jonas pavardė. Jonas. Ace Jones, man atrodo. Jonas, Na, tiesiog. bet jisai šiaip Ne žinoma. aktorius. Tai Jonas Brothers. Jo. Tai vienas iš Jonas Brothers. Tai jis dainininkas. Tai dainininkas, sorry. Jo, Jo. jo, jo. Nick Jonas. Ar Nikas? Pasižiūrėk. Nikas? Ane? Nick Jones. Nick Jones, tai gal buvo Nick Jones. Matyt, tikrai buvo.
Nu, jeigu toks ateitų ir sakytų, aš esu rinktinė žaidėjas, įleiskit mane, palikau akreditaciją, aš sakyčiau, įleidžiam tave, eik ir tau nusilenksim dar. Eik kur nori, jo. Nemanau, kad čia. Seniai, čia yra Leo Messi apsauginis. O. Tikrąją to žodžio prasme, Rodrigo de Polis. Aikštėje apsauginis. Aš žinau, iš tikrųjų gal. Ne. Rodrigo de Polis. Žvėris jo. Lenkų futbolistas. Buvęs. Jo, Matėjus Žikškevičius. Šiaip tu į tą pusę čia šaudai. Šiaip yra vokiečių rinktinės žaidėjas Valdemaras Antonas, bet gimęs Uzbekistane. Valdemaras Antonas skamba kaip tarpukario Lietuvos vadovas. Sėdi late night show, ne? Kažkur. Viskas. Šitais ir baigiam. Jo, nu bet tai va, neblogai. Tokia, kad tikrai yra daug futbolininkų, kurie nepanašus į futbolininkus. Ne, ir šiaip, žinok, yra tas dalykas, man ir net pačiam, nu aš daug tų futbolininkų jau tikrai ten atpažįsti viską, bet pavyzdžiui, kai būna jie be aprangų ir tam tokiam savo gyvenime, žinai, kitaip atrodo bičiai, nu tikrai, būna kai kada ten žiūri ir pavyzdžiui, ir tas pats būna tose tribūnose, ten tie NBA kartais starai sėdi, nu bleba, nu tikrai jie tenais, ką žinau, ten sėdi, kitaip apsirengę, ten dar kokius sunglasses įvarę, didelius ten kepurės, dar kažką. Nėra lengva. Jie visi vienodą sudėjimą dabar yra. Nu jo. Tokie kaip Snoop Doggas visi, žinai, taip, aukšti, liekni ir su dredais. Ta prasme, aš taip nesu didelis fanas, tai gyvenime, nu net pažinčiau, ne vieną. Jo, ir dar sakau, tai akinius užsideda, belė kokia ten tos dydžios. Nu. Žinai ką, jeigu dar atvarysiu, padaryk futbolininkų kvizą nuo 98 iki 2006. Na. Va ten, kilins. O yra... Tai šiaip aš tai tau pasakysiu, aš irgi geriau atsimenu rezultatus, kurie ten buvo 98, negu, pavyzdžiui, kokiais 18 metais. Va tas yra kažkoks, tai tas yra, kur tu esi dar vaikas, dar matyt, ne, arba ten jaunesnis, dar neturi tos daug informacijos ir tau sulenda. O dabar atrodo jau tos informacijos tiek daug, kad aš, pavyzdžiui, 2018, 2022 aš jau ne visus atsimenu, ten mačius kažkaip suždėjau, ten 94 tai atsimenu, kada Romario ten mušė įvartį su kokią koją, žinai. Romario ir Bebeto. No. Jo, aš kai tik ištraukė šitam čempionate grupę, Škotija, Marokas, Brazilija, iš kur girdėta? Jo, iš kur? Atsiverčiu žurnalą. Aš kalbu šitą dainą. Nes seniai aš metinai, žinai kas buvo? Brazilija, Maroko. Renki visą. Nes rinkdavau lipdukų albumą. Ir dabar iš nostalgijos nusipirkau, bet ten rinkau, ta prasme, for real rinkau, gauni 2 litus, eini pirkti. Ten 360 lipdukų. Tai neįmanoma. Ir Irano, nieks neturėjom Irano, galvojom, ir nebuvo paleidę Irano, tipo, žaidėjų. Nedavė tekstų. Nes nieks niekada neturėjo. Tu prasme, ten netgi tokie, kur jau ten trūksta 2 ir ne vieno Irano žaidėjo. Tekstų nesufotkino. Nu, jie tiesiog nesutiko turbūt. Turbūt sakė, netidavė teisų. Mūsų nefotkinsit. Apie nuotraukas kalbant. Apie fotkinus čia gražus buvo. Matei šitą Japonijos rinktinės strategas paėmė su Harry Kane'u selfiuką pasidarė. Čia irgi fainai. Mėla iš tikrųjų. Kodėl ne, tipo, žinai, nes tas biški yra tas toksai kažkoks, čia jau gėda, čia kažką, nu. Ką žinau, nu va čiampas apie tai ir yra tokia. Nu, bet žinai, dar... Marokį, Indijai su manim fotkinas, nors aš niekas esu. Nes, tipo... Jam gražu europėti tiesiog. Jo, europėtis, tipo, dar biški... Bet, tipo, čia, žinai, kai ten kažkokie fotkinas ten savanoriai ar dar kažkas, tai aš suprantu, bet kai čia, tipo, treneris rinktinės, kur šiaip jau turėtų būti iš savęs jau kažkoks, tai su kuriuo kiti norėtų fotkinti. Bet japonai va irgi neapsisunkina gyvenant. Ne, tai aš nesakau, kad čia blogai, bet tiesiog, nu, tipo... Toks. Su kuo dareisi paskutinį selfie? Su to pačiu seserom, turbūt. Jo, ten 100%. Jo. O šiaip tai su Kašiorais nebent. Su Tibeliu, gal. Bet yra tas, kai, nu vis tiek, esi pripratęs turbūt, kad su tavimi eina žmonės fotkintis, tai pačiam eiti fotkintis, koks yra jausmas.
Reikia daug nešnekėti, supranti, kad kuo mažiau šnekėti reikia, nes žinai, nenusiskaityti, draugelis netapsit vis tiek, žinai, su Ciceronu. Tai geriau, reik pasakyk, ko nori. Ai, man darom čia, man tokiai skirstėmis. Nebandyk impresinti, tenai bairiukais, hujukais, jau ne kartą bandžiau impresinti, nieks nesikauna. Tai padarom fotkę. Gerai padarom. Tiesiog gali iš karto. Tas japonų treneris. Ai, žinai, su kuo dariausi? Yra toks bičias maisto video, keliauja po pasaulį, toks filipinietis kažkoks, jis populiarus, ten 3-4 milijonai. Kur pas šitą giboną, kur buvo nuvažiavęs, ne tas? Ne, tai ten Baldan Bank. Nes kitas. Ne, yra Lietuvoje, nežinau, ar žinomas, bet jis labai daug. Tai, tipo, įvesk bet kokį miestą ir street food įvesk, ir jisai buvęs tą mieste ir darė street foodą. Ir aš jį sutikau Harry Potterio pasaulį food court. Su šeima buvo. Atvariau, žiūrė, čia liktai tas, galim selfie, galim, nusifotkinam, gerai, gerą turą, žinai, ačiū, va, viskas puikus. Jo, tai ir geriausias. Japonų treneris, ką sakė, hello, Harry Kane. Hello, Japan manager. Manager. Jeigu ką dar mes čia, kai po poros metų jau baiginėsi, tai atvaryk pas mus ten yra, sako, gerų komandų ten, žinai. Seniai, Japonai iki 50-ųjų pasaulio čempionai bus, girdėt jų planą. Ne. Tai ir šitas Riuksis sakė, kad sako, nu aš noriu pakeisti. Jų federacija turi tokį. O kaip jie tą darys? Nu tai viską darys. Siūsis žiūrovus, fiksins mačius, padarys skylę, kur dopingą gali prakyšti. Šiaip kaip ruskiai. Vištas krūtinėlė. Švirkštis leisis, seniai, klastos. Padarys kažką. Ne, nu jie gera komanda, bet blemba, jiems vis tiek, aš galvoju, trūksta, nori, čia taip stereotipiškai galbūt atrodo, bet man atrodo, trūksta tiesiog talento. Atletiškumo tiesiog į fulę dabar labai tai eina, nu, jeigu tu pasižiūri, blemba, kaip bėga, visi nešas ir vis tiek tas kažkiek ribotumo yra tose situacijose. Nu. Bet seniai jiem kamuolys prie kojas. Jo, techniškai tai techniškai, taktiškai netrūksta tokio to pykčio, to naglumo, tokia biški, nėra, kad jie tokie geriečiai vis tiek. Gal biški, jo. Vis tiek turi perkast gerklės biški, kad... Jie atrodo tokie, kur... 1-0 pirmaut vis tiek atakuotų, nes negražu. Ne-honorable. Žinai, dabar mes čia taip, čia sėdėsim gynyboje, tai apie varžovus kažkas pagalvojo, kaip jiems čia prieš mus sunku bus čia. Per gero širdės, žmonės. Sibet kazino. Sibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Kada girdėjau man ar per Sopranos, ar per kažkokį, gal per kažkokį filmą, atsimenu, ir aš tada nesupratau to anekdoto, nes pasaka kunigas, man atrodo. Ne, kažkas pasaka kažkam anekdotą, žinai, kaip per filmą pasaka. Sako, ateina žmogelis pas kunigą kiekvieną savaitę ir meldžia, sako, prašau, noriu laimėti prizą, žinai, noriu auksą tą podą laimėti. Kiekvieną savaitę eina, žinai, ir to paties prašo. Kunigas sako, neiškent, tai blėt, nusipirk bilietą. Žinai, nes ir tada sakau, nesupratau, bet dabar kiek žmonių daug yra pasaulyje, kurie skundžiasi, bet pats nieko nepadaro. Nu, net bilietą net nenusipirka. Net nepabando, karočią, viskas jam sugadina visą gyvenimą, bet net jokios progos net nenaudoja. Žinai, net į vartus nespyri. Nulis šotų ir nervuojas, kad nesiseka tau, karočią. Kaip mes neįmušom. Pabandyk, nu. Pabandyk, spyr. Pabandyk. Va čia, apie ką ir šneku, senė, apie ką ir šneku, va su tais, kur bandai bėgti vart. O tu pabandyk, spyr. Pabandyk pramužį. Ir jau, tai kaip portugalai važaidė tą pirmą grajų, irgi, tai tu bandai kažką, nu tai iš 20 metrų muškų, gal į kažką pataikys gynėją atšoks kažką. Seniai, Japonų 2 golai prieš Olandiją, aš pirmą kartą mačiau rikošetai nuo savo. Ta prasme, aš pirmą kartą mačiau golą, kur draugeliai, va taip per galvą perė. Nu, seniai, nesu matęs tokio golo dar. Nu, šis galva. Animet. Jo, visiškai.
Pirmas išina kaliočio, antras į galvą. Va. Kaip Du Sangogo. golai. Nieko nereikia. Jo. Kur dairas, kur kamuolys, kaliočio, vartas. Jau švenčia. Jo. Ir tas, žinai, kur dar galėjo likti samurajų šukuosina, kur vyksta, kur plaukus nuneša. Vat jeigu tau biški čia išskustų nuo kamulio. Seniai, čia visiškai tokie šipėlis. Ai. Iki! Kol juokėtės, paklausiu, turiu klausimą. O šiaip man tai tau ir visiems, kokie įvarčiai yra gražiausi, nes tarkim, ar ne krepšinė, tai ten tie highlightai daugmaž visiems vienodai patinka, ar ne, ten dėjimas per žmogų. Tarkim, o futbole, vat koks įvartis yra gražiausias? Savo bankė, senikai, savo, jo, kai skersuoji, čiuoji. Toks ir dar kaip... Ir dar Kur vartininkas taip Ir dar papadaro. tokį, kur būna, žinai, bet įdomiausia, kur būna. Ne tai, kad tas, kur atšoka ir įkrenta, o toks, kur bando išjobinti ir taip... Kas šitai įsimušė? Iš tų kažkokių mažesnių šalių atsimė. Ten, kur 5 golus prasilė. Šiandien iš visų jėgų, bam! Ir dar kur... Ai, dar kur net nei vartus ėjo, nei vartus bandė išmušti. Palauk, čia Gana su Panama gal, dar ne, Man jau biški irgi maišosi, žinai, nes po 4 mačius per dieną, bet tikrai buvo, atsimenu, kur net nei vartus. pro tolimą štangą eina. Taip, Net Ir nėra bam! net Ir nėra šitai vartų tinka. Dar net liepsnos nėra jau pilakį. Taip. Tai man gražiausias, blemba tolim, man pavyzdžiui vakar tas Kabo Verde. Nu tas baudinys. Urugvajus. Tai nahui senelį stovi. Kam tu stovi? Senelį bičas išpykęs. Nežinau. Mūsų nėra. 40 metų bičiai stovi vartas, tai pagarbos biški rodė kažkokias prasiskiria. Nu, man tai, pavyzdžiui, gražu labai, kai galva įmuša. Po gero paso, tą tokį šoną. Man gražu. Man gražiausi golai 2 įsimenantis Meksikos. Ne Meksikos. Argentinos Rodrygeso. Su krūtinė ir ore šitą, kur tokį užsuko. Čia gal prieš 3-4 čempionatus. Iš baudos aikštė. Man atrodo, Argentina prieš Meksiką žaidė. Gali būti jo. Nu ir James Rodryges. Maxi Rodrygesas tas buvo. Jo, Maxi Rodryges ir James iš Kolumbijos. Tas bim. Jo, Brazilams. Senin, krūtinytė ir šoro, va tas voli toksai. Tai va, man aš norėjau sakyti. Ir bankė eina. Taip. Arba tie, kur atrieda. Žinai, kur atrieda tokį ir biški su šonu, senin. Tokie šitie yra. Man irgi, man tie voliai labai patinka, kai nes labai sunku iš tikrųjų pagauti ir tai kai gerai, kai tą pilną koją matai pagauna ir tas kamuolys toks, taip skrenda, kai atrodo jau ten kišk nekišęs tas rankas, ten vartininkai dar bando ir dažniausiai dar būna tas toksai, kur žinai, jau kamuolys praėjęs, o vartininko tik tada tas judesys jau tokia pavėluota reakcija ir toks bim į tą tinklą. Dar kroso yra tas nesveikas įvartis, kur švedam yra, kur iš to kraščiuko biški, kur ten kaip pakartoja ir iš dar tos kameros biški parito nuo senelės ir tokį tolimą Dar buvo iš devinkę. toli, blema, pritam čempė labai gražus, bet neatsimenu, kažkas vokiečių įmušė, aš nebeatsimenu. Matau įvartį, bet neatsimenu, kas mušė. Nu, nesam. Netaip svarbu jo gal, bet jo iš toli. Buvo mažėja, šiaip ir įvarčių skaičius, ir golų Nes kokybė biški gerin eina, nes jau buvo labai tas gynybinis futbolas, ten buvo nusimušę iki 2,1 gal golą per rungtynės, ten jau kažkurį čempionatą, man atrodo, Europai. Nu, ten labai nuobodu, bet ir parodo, tai tokie atvažiuoja, žiūrėk, ką neįdomiausia žiūrėti yra Europos vidutiniokas pasaulio čempionatas. Austrijas visokias. Ne, Austrija, Čekai dar toliais. Čekai, Bosnija, kurie atvažiuoja. Tai Bosnija dar dėl fanų tik tai įdomu, kad... Jo, ir karočią atsimušinėja, gynyba nebloga, tie, kas nori žaisti futbolą, nepavyksta, tie pakelia vieną, graikų tas pavyzdys, žinai. Tai šito nesmagiausia žiūrėti, daug smagiau, žinai, žiūrėti, sakau, Kabo Verde prieš Urugvajų. Tai kai priėmė daugiau, aš neheitinu, kad Europos netiek daug praplėtė. Žinai, kur
Bet, Proporcingai Nu, tai man Europos irgi- turėtų daugiau būti, Taip, ne? taip. Nu, Bet pripažinkime. pasaulio čempas irgi. Bet yra man apie tai, kad patinka. Pamatyti geriau, va, bet kitokias mažėja, komandas. mums šansai mažėja, mažesni patekti. Va, kalbant apie mūsų šansus, tai yra toks labai geras hipotetinis ir galvojam, čia tau specialiai palikom, porą laidų galvojam gal išnaudoti, bet tau specialiai palikom. Žiūrėk, dabar toks būtų variantas. Asmeninį tokį. Lietuvos rinktinė patenka į pasaulio čempionatą, bet pralaimi visus mačus. Arba, Grupiai. jo, visus viską pralaimi, sužaidžiam 3 grupiai, viską gaunam. Koks Ir minus viso, nesvaru. bendras. Palauk, pažiūrėk, toliau kitas. Ar Lietuvos moterų rinktinė patenka į pasaulio čempionatą ir ten sugeba nueiti iki finalo? Ką rinktumės? Dabar pagal. Sen, bet, žiūrėk, aš rinkčiaus vien dėl to, kad ką Lietuvai, jeigu taip galvojant apie kitus, imčiau vyrų. Taip. Bet man asmeniškai moterų. Aš imčiau moterų. Aš irgi imčiau, žinok, moterų. Sen, aš buvau moterų kažkaip čempė, baisiai smagu buvo. Taip, taip, taip. Europos. Tai kur buvo. Išėjo iš grupės Hebra. Prasme, aфиgenai. Buvom, Kūzė dar buvo, abudu. Kūzės. Kūzė Mindė sako, čia dar įdomiau negu pačiam žaisti. Na, pasižiūriu, skaniai pavalgai, karočią su žmonėm pasėdė. Špriciuko, jo, sėdi, atsikeli kitą dieną vėl tas pats. 4 tobulas dienas. Treniruotės nereikia. Jeigu yra langas, nuvarėm taktinių. Nu, į šitą Firenzę nuvarėm per laisvą, karočią, gražiausią Florenciją. Gražiausias miestas Europoje. Žymiai smagiau, man atrodo, By far. čempionate būti kaip žiūrovai, ne kaip žaidėjai. Fakt, Žymiai nu. smagiau. Moterų tas sportas, jeigu įsijauti, jeigu tu supranti, kad tai negausi, nu, ten technika, žinai, daug širdies yra. Bet ten technika gal atsilieka, greitis atsilieka, bet, nu... Kažko daug nėra, bet... All daug good, širdies. seniai žiūri, įdomu, įtampa, karočiui, tikros emocijos, kaip sakai, nieks Nu, nieks nevaidina. Su teisėjais nieks Reikia nesiplėkia. pasaulio futbolo čempionato finalas, seniai ten pilnas stadionas. Taip, taip. Žinai, Nes jie būtų šventę, da tokia pati, žinai, tipo, nes visi užsihypintų, pas mus ta tauta yra tokia, kur mėgsta Labai pergalės, greitai, jo. eitų tos pergalės ir čia viskas. Kai už 16 mergaitės. Nu, ten. B divizione. Taip, taip, taip. Kai užsihypinamėm, būktų ramus. Kaip Islandai skristumėm pusę šalies ten Ne, į bet- čempionatą, jau Eik. pusfinalis jau būtų pusė Ne, stadiono, aš jau vien tik grupėj. lietuviai. Aš jau grupėj Darytam, va, sėdėčiau. su Sibet Tai dabar išėjom daryti. moteris į aukštesnį diviziją. Taip, taip. Bet nežinau, kaip ten sukrito, bet pirmas 3 komandas po tiek pat taškų turėjo. Jo, Ir Lietuva, man atrodo, daug Santykiai, man atrodo, įvarčių daug. jo, ten geresnis santykiai ir dar ten kažkaip kortelė, man atrodo, nepriejo iki to. Man atrodo, kad pagal įvarčius. nes Pagal ten įvarčius, buvo jo, Su patriuškiu. Gerai, o dabar dar toks kitas hipotetinis, čia labiau iš panašus, bet labiau iš anglų ir škotų tos serijos, sakykim taip. Ar patenkam mes į pasaulio čempionatą ir jame irgi taip, nieko labai nepasirodom gerai, bet patenkam, bet Latvijai tam pačiam čempionate laimi auksą. Ar geriau abi tada Ne, nepatenkam? geriau abi tiesiog? nepatenkam. tada nepatenkam. Ne, čia galim sutarti. Ne, Latvijam nereikščiau sparnų per daug. Daug geriau mes. Aš čia buvau vienintelis, kai nesidžiaugiu, kad Latvija laimėjo auksą 3-2. Jokio džiaugsmo. Fakts, kad man tai jų pergalė. Man labiau įsimenu tas bronzinis mačas, kur nukalėm Kas Latviją. išduodavo, ką aš pavardės atsiminsiu tų Jo. žaidėjų. ten Nu, ar kažką. neatsimenu, Jokių. krūmenč, ten kažką. Šveisas, Jokių, čia seniai. metai laiko praėjo. nuo to. Seniai atraštokina, baisiai. Karoči, dabar, kur vyksta Latvijos čempionatas, viskas, čia mes skiriu krepšinis mūsų jau. Na, Seniai, pašau. tu lėt atsipalaiduok, žinai. Gerai, turit gerą rinktinę, su kuria nieko nenuveikė. Jo. Ta prasme, jūs jau visi nueidinėję ir jūs ką turėjot, ta prasme, su tokia rinktinė, su tokiu susižaidimu, kokie. Bet prieš Sloveniją buvo ketvirtfinalis. Ir vokiečių vos neišmėtė pasaulio čempionų. Jūs 2 kartus vos kažko nepadarėt ir daugiau nieko. Ir daugiau nepraėjot. Čia didžiausias ledaunas yra turėti Taip. tokią sudėtį, ta prasme, ir nieko nepadaryti. Latvijam tik pavydžiu dėl to, kad va, jie žaidė tam Europos čempionate vieną kartą. Žinai, Jo. mes dar nebuvom, tai va čia pavydu iš tikrųjų yra. Ir Pauliaus Jekelio Latvijam pavydu, nes Tai tegu jie Viskas. Daugiau mūsų du tik krepšinis, dalykai. žinai, turi būti mūsų krepšinis. Futbolas gali Irgi mūsų. Kol kas davai mūsų. irgi bus. Davai, irgi mūsų. Ne, estų futbolas. Nu dabar Žiūrėk, estų, jo. Čia jau aišku. Gerai, aš sakyčiau,
galima atiduoti, jeigu turim futbolą, ne, taip jau, tokį gerą, Latvija neturi, galim šaltibaršius paukoti jiems. Atiduoti šaltibaršius, jeigu turim futbolą gerą. Kokį gerą. Nu, va tokį, ką patenkam į čempionatą, jie nepatenka. Ne, Būtumėm tokie, tipo, Aš čekai. sakyčiau, šaltibaršius. Kur kiti sėdėtų, sakytų, tiek kaip žaidžia neįdomiai. Tegul Ant to sako, savo Latvijai, kad čia 2 metrinio mūsų. ten kelia. Seniai būtumėm Kurasavo. Ta prasme, kur... Žinai, 1-1 ir tada 7-1. Kur... Bet tą pusvalandį, žinai. Jo, Prisigalvoji seniai, jeigu čia suvokys, mes ar lygiau. Jau per tą pusvalandį jau galvotumėm, jau Nei mes- žiūrėtumėm skrydžių bilietus, viskas, skrendam, įmėsim viskas čia dabar. Sen italai net neišeina, mes dar mums gal nereikia. Gal nereikia prisvaigti. Ne, buvo, kada galim buvo pasvaigti. Dabar jau- Buvo, dabar aš manau reiktų biški tiesiog džiaugtis, kad jauni vaikai lanko fulę, kad užaugs kažkas, gal porą individualių gerų žaidėjų, kur galėsim pasidžiaugti, žinai, ten Europos klubas. Gal kažkas va, su lietuvišku pavardį iš Vokietijos. Tai, žinai, šiaip gerai atrodė tas bičias. Lukas Mikelbrinkas. Jo, Jo. labai gerai atrodė. Prasme, matosi, kitaip kojas vaikšto, kitaip dėlio. Matas, školė, europėjus, futbolistas, školė. Nenori, nublema. Bet tu pasižiūrė, tai ir dabar tos pačius ten Afrikos tos rinktinės, dauguma ten žaidėjai irgi Prancūzijai užaugę, pabaigė ten tas akademijas geras, nu, tai ir žaidžia, žinai. Yra tokie niuansai, kaip sakant, nori, nenori, nepabėgs. Gerai, važiuojam per rezultatus, spėjimus iš pradžių, Laurinai. Suskaičiuoti, reikia sukalkuliuoti. Laurinai, norite, reikėtų. Pridėti, kad pernai, sakiau, Pernai. praeitoj laidoj Biški Grinevičių per mažai Per priskaičiavo. mažai, jo. 8 taškai turėtų Jo, būti, ne 6. 6-8 iš mažųjų Matom, apylinkių. iš mažųjų Balai ir dadėjom porą šitų. O Laurina, nu tiesiog fantastiškai sujudėjo. Turim tų juostelių, palauk. Ką Laurinas spėja, sakyk, vardinti? Laurina atėjus čia po Pachmo, puikiai padėliojo, spėjo Brazilai, kad laimės 3-0 prieš Haitį, atspėjo visiškai tiksliai. Jis parinko į tokius. Nu, blema, nubiškė, draugiškai, nu ką, žinau. Tada atspėjo, kad JAV laimės prieš Australiją, jinai spėjo 3-1, laimėjo 2-0, bet nu vis Nu, tiek. tai šitą čia irgi būčiau. Vis tiek solidu. Ir Vokietija prieš Dramblio kaulo krantą, aišku, jinai spėjo, kad 4-0 bus pergalė. Nu, sen, nu, va, jau matai, kad žmogus nesigaudo. Čia jo, čia. Bet 9 taškai. Opa. 9 taškai ir pirmoji vieta šiuo metu. Tai, kaip sakant, man tai nebus lengva. Aš vakar, seniai. Tau reikia tiesiog, aš tau pasakysiu, užduotis tavo labai paprasta. Reikia atspėti iš 3 rezultatų 2 tiksliai ir aplink. Ir viskas gerai. O tu duosi man 3 konkrečiai? Taip. Gerai, bet aš spėsiu arba 0-0, arba 2-2, arba 3-1. Nes kitų nebuvo. Nėra galimybės. Gerai, tai kadangi pats minėjai, kad šitos komandos yra įdomios, Norvegija Senegalas. Močiai, Su 2-2 gali būti. Gali būti. Nes ant lygių netems, man atrodo. Kas? Nei vien. Kaip 2 tada? Nu, tai, Ne, ta prasme, jie jie nesistengs Tai subaigti ne lygiom, 0-0. Jo. Jau atmeskim Nu. tą. Jo. Stengsis žaisti. Jo. Taip, taip. Šiaip bus įdomu, labai Senegalas, Norvegija tokie atrodo labai skirtingos šalis. Nes šiaip Norvegai, kad ir sudaužė, bet nebuvo, kad labai jau ten žibėjo. Nu, ta prasme, ne, pradžia tai sunkiai buvo su to Iraku. Ten ta vienas golas, ten klaida buvo, žinai, visiškai taip, nu, nebuvo, kad daužė ir pridaužė. Ta prasme, jie ten padarė tiek smūgių vartų plotą, kiek golų, man atrodo, įmušė kažkas tokio, ne? Bet šiaip Norvegai gerėjo. Jo, turi jie potencialą, Manau, o kad- Senegalas išnaudos porą progų. Nu tai sakykim, 2-2. Gerai, tada Portugalija, Uzbekistanas. O čia 3-0, sakykim. Ir Anglija, Gana. tokias. Blemė, nors ne, Gana net gal net neįmanoma, bet Anglijos gynyba labai prasta. Nu tokia nelabai gera. Nu, gynėjų grandis, sakyčiau, kad Bet silpniausia. Gana palyginus. laimėjus, tai jie ant lygių įtemps, sėdės gynybai. Gal netgi, blemė. Bet Anglai pralauš tikrai Gana. Ne, įmuš to įvarčių, čia nebus taip, kad Anglai 0-0 čia nebus. Bus pendelis, Keinas muš. Senis toj bus rezultatyviausias visų pasaulio čempionatas
Futbolininkų 9 procentų pendelis sumuštų. Pendelis. Tikiuosi, kad ne. Nu, sakykim, 2-0 arba 3-0. Tai gal 2-0, sakykim. Gana. Nu, gerai. Anglija. Gerai, tai dar turi kokių nors hot take'ų, kurie jau dabar... Kurie dar neišsakyti Kurie liko. dar neišsakyti ir kurios dabar, vat, galvoji, kad dar jau... Visai Lietuvai. Jau galima sakyti, kiek Gerai. pusė grupių etapo praėjo jau beveik. Daugia tūkstantinėms minioms. Eina per visas. Šitos laidos žiūrovų. Meksika. Nevažiuos toli. Ne, Meksika kaip visada. Pirmas tas atkrintamųjų etapas ir gal šitą... Koreja gali vieną skalpą nuimti, nes jie šiaip neblogai atrodo. Gerai atrodo, mane nustebino, kaip gerai atrodo. Taip. Tada Kanada. Blemba, aš neatsinešu sąsvinio, kur esu susirašęs viską. Turi sąsiuvinį tokį? Tas, jo, su drakono Medį akim, tą, ne? seniai. Drakono akim, aš atsiųsiu, įmesit į podcastą, aš Gerai. fotkinsiu, atversiu susirašęs, nes, Paskui tada matai, ant ko eina. jo, nes būna kiti iki ketvirtfinalio neturi varžovo, žinai, o kiti Taip, ten taip, jau taip. pirmame etape, tai sunku pasakyti, turėčiau Nu, bet žinoti. Kanada nebus čia stebuklų su jais. Ne, šveicarai nuvilė iš tikrųjų, nuvylė. Nebus staigmena, nebus ketvirtfinalio. Bet jie tokie ir yra komandėlė, žinai, kur. Man atrodo, jie su portugalais susitik turėtų aštuntfinalį. Tai Tai va, gerai atsimenu, ten tai ir ten ir baigsis. baigsis jaučiu. Tada Brazilija, sakyčiau, Maroką. Brazilai kol kas tai nesupranta iš viso apie ką. Niekada dar negaliu suprasti apie tą komandą. Dar. Prieš Maroką ten ištemta lygiasias vien dėl Vini. Ten to. Tai Jo, šitas jo, mano traumą gavo, ne? Kas? Rafinė jo. Nu. Tai va, Brazilai nieko nenuveiks, Marokas gali nuveikti, JAV gali eiti tikrai, manau, eis iki ketvirtfinalio ir ten jau su Ispanija kapos. Nu, ispanų gausai. Turėtų. Tada Germany šiaip pasiims prieš tuos. Jie atrodo kaip komanda, kuri tuos vidutiniokus darytų, žinai. Jo. Bet jiem prancūzai ketvirtfinalį. Tai manau, Ketvirtfinalį bus. A, ne. Ketvirtfinalį gali būti. Ne, aštuntfinalį, man atrodo. Na, netgi. tai. Aštuntfinalį, jo, antrame etape iš Sakai? karto. Jo, labai anksti. Aš esu A, pastatęs. jo, ten vokiečių. Esu pastatęs. Jo, Kaip vokiečiai kris aštuntfinalį. Vokiečių anksti, jo. Jo, Pats ten tuos labai blogai. tuos kelius esi Jie ir tada pastatęs. yra Europos čempionai. Šiaip antra geriausia komanda buvo Europos čempionai. Jo, jo. Ispanus ir anksti. Nu ir su krito. ispanais jie realiai žaidė lygias rungtynės, Jo. jeigu ne tą ranką atsimininkų, Jo, kuris. jo. Tai ir dabar jam, manau, burtai labai nenudingi. Ivory Coast, jeigu geras kelias, gali toliai tikrai. Man atrodo, Ivory Coast bus tam ketvirti, kur Brazilai, jeigu su pirma išeis. Gali būti. Ten tos 4 komandos. Tai ten tokie vidutiniokai. Jo, Ivory Coast aš dėjau antroje vietoje. Brazilai. Japonai. Nu ten sunkus kelias, žinau. Jo, tai brazilai su olandais ten gali anksti kartu žaisti. Ir Japonai, man atrodo, irgi ten. Tai su japonais, man atrodo, net brazilai, jeigu pirmą vietą įima, o japonai antrį, man atrodo, iš karto žaidžia Jo, kitame etape. jo. Lemba tie žiauriausi. Ar su dramblio kaulu? Ne. Ne, man atrodo, kad Japonai, aš žiūrėjau, kad jie labai greit gauna Brazilus. Taip, man atrodo, iš Jo. karto kitam. Jo. Ta antra vieta Tai įima. va čia bidna. Kur pirmas, Bet jeigu antras. laimėtų Japonai, sen, labai Nu, džiaugiuosi. o tai įsivaizduok, pavyzdžiui, gali būti ten koks Marokas su olandais. Nu. Prasme, irgi. Kaip bus įdomu. Nu. Taip, tai tada gerai, Netherlands nustebino. Čia visi irgi sakė, nebus ką mušt. Yra ką mušt, pasirodo. Kai nori ir... Jo, Japonija, tai čia vien tik to, kad kelias šūdinas, bet šiaip gera labai komanda, labai sirgs už ją. Egiptas šiaip gali irgi toli eiti. Belgija važiuos namo. Jau Ramiai, kai belgai važiuos namo. Jo, Labai gaila, ramus. iš tikrųjų, aš visą laiką už Belgų. Ispanija pasidarė išvadas. Antrą čia. Urugvajų tu čia per daug užhypino irgi visi, nežinau dėl ko. Aš tai ir nehypinau jų labai, bet. Dėl legendos, matai. Dėl- atrodo, kad Valverdė čia- ir Bielsa, žinai. Nu. Tai ką apie Verdę dar gali kokį skalpą nusinešti, žinai, iš 3 vietos šuo. Nu, Norvegija, Prancūzija eis tikrai toli, abi dvi komandos, Argentina turėtų eiti, Austrija šiaip turi šauti. Austrija dabar paprastai būna Austrija, Šveicarija, tai Šveicarija būna geresnė, dabar Austrija iš Jo, tikrųjų dar gaila, kad tas Baumhartneris traumą gavo, labai geras žaidėjas pas juos buvo. Bet šiandien aš manau, kad bus, pavyzdžiui, sunku Argentinai su Austrais. Mano lygias. Lygias ir mane nenustebino. Kolumbija neblogai šiaip atrodo. Kolumbija Gali turi sudalyvaut. parako komandėlį. Jo, nu ir Anglija, Kroatija jau nebe. Ne, kruatai tai jau pensionatas Nu skambina. tai va, top 8 turim. Nu gerai, jeigu dar ateisi, kada į pabaigą, gal apžvelgsim tavo šitos teikus visus. Jo, tai
nežinau, gal pavyks po 16 finalio. Nu jo, šiaip idealiausia būtų, kai liks... Bet jau tada turės mokėti. Tai gerai, nu tai ką. Nes jau apie lažybas prišnekėjau, čia Nu, jau tai jau. tobulas svečias. Nu gerai, sakarai, čempionatas tęsiasi, žiūrėkit, stebėkit. Ačiū labai Mantui Kartleriui, kad atvyko į laidą. Gerai, varau kitą podcastą. Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.